Hare Krishna, tęsiame skaityti Bhagavad-gitos įvadą. Išklausęs Bhagavad-gitą iš aukščiausiojo Dievo asmens, Arjuna pripažino Krishną Param Brahma, aukščiausiojų Brahmanų. Kiekviena gyvoji būtybė yra Brahmanas, tačiau aukščiausia gyvoji būtybė, aukščiausiasis Dievo asmuo yra aukščiausiasis Brahmanas. Paramdhama reiškia, kad jis yra aukščiausias prieglobstis viso ko buveinė. Pavitram reiškia, kad jis yra tyras, nesuteptas materijos nešvara. Purušam nurodo, kad jis yra aukščiausias besimėgaujantis subjektas, divyam transcendentinis, adidėvam aukščiausiasis Dievo asmuo, adžam negimęs, vibhum puikiausias, viską persmelkiantis. Galima pagalvoti, kad Arjuna visą tai sakė meilikaudamas Krišnai, nes Krišna buvo jo draugas. Tačiau Arjuna, norėdamas išsklaidyti Bhagavad-gitos skaitytojų abejonės, pagrindžia šias pagiras kitame posme, sakydamas, kad Krišna aukščiausiųjų Dievo asmenių pripažįsta ne tik tai jis, bet ir tokie autoritetai kaip Narada, Asita, Dievala, Vyasa Deva ir kiti. Visi jie didžios asmenybės, skleidžiančios vedų žinojimą tokį, kokį pripažįsta visi ačarijos. Todėl Arjuna sako Krišnai kiekvieną jo žodį laikas absoliučiai tobulu. Sarvam etat ir tam manje. Viską, ką man byloju, laikau tiesa. Arjuna teigia ir tai, kad suvokti viešpatės asmenybę yra labai sunku. Jo negali pažinti net ir didieji pusdieviai. Tai reiškia, kad viešpatės negali suvokti net už žmogų aukštesnės asmenybės. Taigi kaip šį Krišną gali suvokti žmogus, kuris nėra jo atsidavęs? Todėl Bhagavad-gitą skaityti reikėtų su atsidavimo dvasia. Nereikia manyti, kad esi lygus Krišnai. Taip pat nereikia laikyti Krišnos paprasta asmenybė ar net labai didžia asmenybė. Viešpats šį Krišną aukščiausiasis Dievo asmuo, bent teoriškai, remiantis Bhagavad-gitos teiginiais arba Arjuna žmogus, mėginančio suvokti Bhagavad-gitą teiginiais. Todėl mes turėtume bent teoriškai pripažinti šį Krišną aukščiausiųjų Dievo asmeniu ir su tokio nuolankumo dvasia mes galėsime suvokti Bhagavad-gitą. Jeigu skaitysime Bhagavad-gitą be nuolankumo, suvokti ją bus labai sunku, nes ji didi paslaptis. Kasgi iš tiesų yra Bhagavad-gita? Bhagavad-gitos tikslas – išgelbėti žmoniją nuo neišmanimo, kurio priežastis materiali būtis. Kiekvienas iš mūsų susidurėme su įvairiausiais sunkumais, kaip ir Arjuna turėjo sunkumų, nes turėjo dalyvauti Kurukshetros mūšyje. Arjuna atsidavė šį Krišnai ir todėl buvo išsakyta ši Bhagavad-gita. Ne tik Arjuna, bet ir kiekvienas iš mūsų esame pilni nerimo dėl šios materialios būties. Mes egzistuojame nebūties atmosferoje. Iš tikrųjų, mums neskirta patirti nebūties grėsmės. Mūsų būtis yra amžina, tačiau vienu ar kitu būdu esame patalpinti į Asat. Asat nurodo tai, kas neegzistuoja. Tęsime kitame video.